Labas rytas. Lietuvos televizijos eteryje Kaimo akademija. Paskutinį balandžio sekmadienį laidoje matysite. Tomo Raudoniaus pieno ūkio ekonominį efektyvumą padidino gera vadyba ir selekcija. Dabar ūkininkas iš karvės vidutiniškai primelžia po 9 tonas pieno. Darbo ir gyvenimo kaime sąlygos verčia ūkininkus būti universaliais. Tai patvirtina Algimanto Kižausko patirtis tvarkant kelius, prižiūrint melioracijos įrenginius. Kasmet dendrologų ir miškininkystės specialistų rengiamos konferencijos bando atsakyti klausimus, kokią reikšmę mums ir mūsų veiklai turi želdynai ir miškai. Kviečiame būti su Kaimo akademija. Šilalės rajono ūkininkas Tomas Raudonius dabar iš karvės melžia vidutiniškai po 9 tonas pieno per metus. Tačiau prieš 5 metus rodikliai buvo kone perpus prastesni. Ūkio ekonominį efektyvumą pagerino puikiai vadyba ir selekcija. Selekcinio darbo rezultatus galima pastebėti tik po 5-6 metų. Gal dėl to ūkininkai skiria jam mažiau dėmesio. Sėklina karvės pigę neįvertintų bulių spermą, tai bandydami sutaupyti, tačiau su kiekvienais metais prastindami bandos genetiką. Tomas Raudonius pirmosius selekcinio darbo rezultatus jau pajuto, tačiau sako, kad tikrasis atlygis už šį darbą laukia dar po 4 metų. Genetikos pagalba galime padidinti gyvulio ne tik produktyvumo, pieno kiekį, pieno sudėtį, padidinti ilgamžiškumą, pagerinti vaisą, sumažinti lygų skaičių, padidinti atsparumą lygom, susimažinti somatinių ląstelių skaičių. Tai visi šitie dalykai tiesiogiai įtakoja ūkio pelningumą. Tomas, ieškodamas kelių pieno ūkio pelningumui gerinti, pradėjo konsultuotis su Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos konsultantais. Tada ūkis pradėjo kryptingai vystytis. Pradėjęs konsultuoti Tomo ūkį, Kastytis Litvinas pamatė ne pačią geriausią karvių bandą. Prieš 4,5 metų maždaug pradėjau konsultuoti šitą ūkį ir banda atrodė tokia, galima sakyti, truputį žemiau vidutinio, sakykime. Gyvuliai labai įvairūs, eksterjeras tikrai nekoks, buvo problemų daug su kojam, tešmuo gana prastas. Nors matėsi, kad iš tų gyvulių dar galima pasiekti ir daugiau. Tada pirmiausia buvo pradėta tvarkyti šėrimą, gerinti pačių pašarų kokybę. Vėliau perėjom prie tokių dalykų kaip pačių gyvulių įvertinimas, parinkimas bulių pagal įvertinimą gyvulių. Labai svarbus yra pačio savininko požiūris į šitą visą reikalą, kadangi dalis ūkininkų Lietuvoje nemėgėja skaičiuoti. Šitas ūkis, man kas labai patiko, kad buvo labai imlus visom naujovėm ir jisai viską skaičiavo per ekonominę prizmę. Todėl, ko gero, ir rezultatas toksai. Ūkininko bandoje jo melžiamos 3 kartos telyčaitės, gimusios naudojant geros genetikos bulius. Kaskart sėklinant kreipiamas dėmesys į tokius karvės trūkumus, kurie kitam ūkininkui atrodo visiškai nereikšmingi, tačiau turi įtakos rezultatui. Jeigu, sakykime, gyvulys nėra gilus, yra mažas silpnas pieno tipas, yra, sakykime, jeigu bus gyvulių blogos kojos, vėl bus problemų, nuleistas užpakalis arba labai užkeltas, vėl yra problemos, sakykime, su apsiveršiavimais, su endometritais ir taip toliau, su reprodukcija. Visus gyvulio trūkumus galima ištaisyti genetiškai, tačiau net ir puikiai genetika nepadės, jei ūkyje nebus sutvarkytas gyvulių šėrimas, laikymo sąlygos. Pernai primelžta 9 tonos pieno iš karvės, o pradėjo nuo 5,5. Karvės turėjo genetinį potencialą duoti iki 7 tonų, tad sutvarkius laikymo sąlygas, šėrimą, primilžiai pradėjo didėti, o vėliau pienų grįžo ir įdėti pinigai į genetiką, sėklinant karvės bulių gerintojų spermą. Pradiniam etape svarbiausia yra pats bandos valdymas gyvulių šėrimas. Vėliau jau mes kiaušitą pasidedam pagrindą, kaip pamatą namui, tada mes jau galime per genetiką. Norint gauti produkcijas, aukštą produkciją, genetika vaidina svarbiausią vaidmenį. Tik po to yra šėrimas. Tikrosios ekonominės naudos Tomas dar tikisi ateityje.
Atidžiai išanalizavęs ne tik lietuvių, bet ir užsienio pieno gamintojų patirtį, jis padarė išvadą, kad gera gyvulių genetika lemia ne tik produktyvumą. Tomas pabrėžė, kad produktyviame ūkyje genetika vaidina svarbiausią vaidmenį siekiant geresnių ekonominių rodiklių. Labiausiai norisi karvutės, kuri duotų daug pieno, atrodytų gražiai ir būtų ilgamžė. Galbūt vieną iš tokių galėtume pamatyti. Jinai yra antros laktacijos ir yra dukra labai produktyvios genetikos. Tai matome, kad tešmuo yra labai gerai išsivystęs, duoda daug pieno, tai mūsų ūkyje daug virš 50 litrų per dieną. Labai svarbu pats tešmuo, karvės gylis, kad jinai galėtų kuo daugiau suėsti pašarų. Labai svarbus yra karvės užpakalio savybės, kad jisai būtų platus, lengvai veršiuotųsi, kad nebūtų pakeltas užpakalio kampas, kuris padidina tikimybę susirgti metritų, gimdos uždegimų, sunkiau apsisėklina. Jos taip pat karvutės labai, sakyčiau, gerai išreikštas pieninis tipas. Kitas pavyzdys – linkusi tukti karvė. Jis su pašaru gautą energiją naudoja ne pienui gaminti, o savo masei auginti. Nors abi karvės yra vienoje grupėje, šeriamos ir laikomos vienodai, tačiau jų produktyvumas labai skiriasi. Tai lėmė neteisingai parinktas bulius kelioms kartoms praeityje. Norėčiau palyginti šitą karvutę su prieš tai, kaip įtakoja, nes čia yra kito reproduktoriaus dukra ir matome, kad tešmuo yra mažiau išsivystęs, jinai yra ženkliai mažesnio produktyvumo ir tai tikriausiai lemia ir pats mažesnis kūno gylis, jinai turi mažesnę galimybę suėsti daugiau pašarų. Nors laktacijos dienos yra labai panašus, bet pieno skirtumas yra beveik 20 litrų per dieną. Tomo Raudoniaus ūkyje rimtai susirūpinta vadyba prieš maždaug 5 metus. Ūkininkas parodė skaidrę, kurioje akivaizdi bandos valdymo ir geros genetikos įtaka karvių produktyvumui. 2008 metais pieno kaina buvo aukščiausia, mūsų ūkis gavo už bazinį pieną litą 5 centus ir tada buvo vieni iš geriausių metų ir gana greitai atėjo ta pasaulinė finansinė krizė ir pieno kaina sumažėjo beveik perpus. Bet mes anksčiau buvome jau investavę į produktyvumo didėjimą. 2009 metais gavome gerokai daugiau pieną ir mūsų pajamos nukrito ne taip stipriai kaip pieno kaina. Tai padėjo švelniau išgyventi krizę. Ir 2010 metais pienas padidėjo, sakykime, ne taip stipriai, kaip tikėjomės, todėl kad turėjome žolinius pašarus ne tokius gerus, ne visiškai teisingai juos susilosavom ir to pasiekoje produktyvumas augo gana mažai ir to, sakykime, ir gerėjančio genetinio potencialo mes negalėjome išryškinti. 2011 metais buvo gautas iš karvių produktyvumas mūsų didžiausias, pasiekėme 9 tonas ir matome, kad pajamos ūkio didėjo, bet ne taip ženkliai kaip produktyvumas, nes pieno kaina nebuvo tokia aukšta kaip 2008 metais. Čia turim paskutinių vertinimus, kuriuos mes padarėm. Ir matom, kad Tomas pradėjo labiau kreipti dėmesį į eksterjerą, į gyvulių ilgamžiškumą,
somatinių ląstelių indeksą, vaisos indeksą ir tešmenį. Taip kaip jis buvo rodęs gyvulius, tai matom, kad ne visi gyvuliai turi pakankamai gerus tešmenis. Taigi dabar gerinami yra tešmenis, gerinama gyvulių vaisa nuo 108, ką turėjo tėvai, telyčio 104, dabar jau eina buliai, kurių vaisos indeksas yra 116. Taip pat somatinių ląstelių indeksas pasi karvių tėvų, telyčių tėvų buvo apie 110, tai dabar eina buliai, kurių šis indeksas yra 126. Taigi, somatinių ląstelių skaičius pasiūkėje, aišku, mažės iš genetinės pusės. Taip pat jiems svarbu išlaikyti ilgaamžius gyvulius. Ir šis rodiklis siekia taip pat apie 109, 114, tai dabar bulius pasirinko su 121. Taigi jis mato vertę tokio vertinimo ir jam vėlgi lengviau siekti užsibrėžtų rezultatų. Šiuo metu ūkininko pasirinktų bulių bendrojo veislinė vertė yra 133, todėl jo melžiamų karvių bandos rodikliai, primilžiai, somatinių ląstelių skaičius, vaisa kasmet gerės. Pašarų gamybos technika, tvartai, melžimo įranga yra 100 kartų brangesni nei gerai įvertintų bulių sperma. Ši nedidelė investicija duoda keleriopai didesnę ekonominę naudą, o bandai neturint stipraus genetinio potencialo, vien technologijomis nepasiekiamas maksimalus pieno gamybos rezultatas. Dabar reklama, netrukus žiūrėkite. Jau 7 metai ūkininkas Algimantas Kižauskas su savo technika pats tvarko vieškelius ir melioracijos įrenginius, randa tam laiko ir per darbymečius. Kasmet dendrologų ir miškininkystės specialistų rengiamos konferencijos bando atsakyti klausimus, kokią reikšmę žmogaus gyvenime ir veikloje turi miškai ir želdynai. Nemažai esame girdėję apie ūkininko sumanumą ir išradingumą. Pastaraisiais metais jie imasi maisto produktų gamybos, įgyja prekybininko patirties, patys tvarkosi buhalteriją, jeigu reikia ir verslo planą parašo europinė paramai gauti. Jūsų laukia pažintis su ūkininku, kelininku ir melioratoriumi. Prieš 20 metų pradėjęs ūkininkauti senelių žemėje, gyvenęs dar ir tarpukarį statytome name, kuris dabar renovuotas, ir net grūdų derlių sutalpindavęs į seną klėtį, dabar Algimantas Kižauskas turi modernų augalininkystės ūkį. 900 hektarų, kelių tūkstančių tonų grūdų sandėliavimo kompleksas, ūkiniai pastatai, daug įvairios technikos. Šį pavasarį ūkininkas sėja apie 500 hektarų, cukrinių runkelių, rapsų, kvietukų, miežių, laikas nelaukia. Tačiau jeigu reikia, Algimantas dar spėja ir lauko keliukus ar vieškelį į sodybą palyginti. Ar kelius lyginti geriau ir lengviau ar sėti? Ir tą neblogai sekasi. Bet čia reikia patirties, lygiai turi būti. Čia reikia pagauti profilį, kad vanduo nubėgtų, kad nestovėtų vidurį kelio, vidurys turi būti aukščiau, kraštai žemiau. Tai, kažkiek tai per tiek metų jau išmokom. O kiek metų praėjo, kai jau dabar kelius tvarkot, galima sakyti? Jau pasakysiu, kokie 6-7 tikrai. Tai kam visą tai reikalinga ūkininkui? Ūkininkui reikalinga, kad ir pačiam greičiau nuvykti į lauką būtų, technika nesilaužo ir išvažiuojam su kroviniais lengviau, prižiūrint visieną, daug ekonomiškiau gaunasi. Na, o kelininkai negalėtų tvarkyti, čia vis tiek turbūt ne jūs vienas, kaimas važinėja. Čia važinėja, daug kas važinėja, bet tai neturi lėšų ir mes tengiamės tik tai, tokios, nepagrindinius darbus darom, tik tai pagreideriuojam, palyginam duobės, o šiaip tai kelininkai, čia yra seniūnijos regionų keliai, seniai turėtų prižiūrėti, bet neturi lėšų tam. Kaimo vieškelius per sezoną po keletą kartų ūkininkui tenka su greideriu pravažiuoti. Kelių būklė rūpinasi ir seniūnija, kelininkai pravažiuoja su galingesnė technika, bet kaip sako ūkininkas, jie važiuoja pagal grafiką retokai, o pats sėda į traktorių prisikabinęs greiderį tada, kai labiausia reikia. Investicijos į tokią nenaują techniką prieš 10 metį padarytos nedidelis, o darbas efektyvus ir gana patogus. Ir valdosi iš traktoriaus peilis, pasukimo kampas valdosi. Gal modernus šiai dienai. Kuo iš čia modernus? Čia atrodo labai paprasta viskas. Tai reguliuojasi profilis, reguliuojasi gylis, reguliuojasi kampas. Ir viskas iš traktoriaus? Viskas iš traktoriaus pajungta. O prispaudimas irgi? Prispaudimas taip pat savo svorį, jam užtenka savo svorį, kiek, jeigu labai jau kietai paimti, galbūt nepaimtų jisai. O nebūna taip, kad nulūžtų? Ne, tai keičiam peilius sezonui.
Sezoną peilius, 2 peiliai dedasi, šiemet nauji sudėti, pernai buvo nauji sudėti, tai sezoną peiliai sudyla. Čia tai kaip ant galastuvo dyla. Tai tas peilis jau atskirai perkamas, ar atskirai, kažkaip gaminat? Ne, atskirai perkamas. Mes perkam iš Kauno, iš Litagros perkam, tai jie parveža iš kažkur, tai nežinau, net pasakyti iš kur. O nėra buvę, kad sulūžtų? Yra buvę, kad sulūžtų, matot, kiek stiprinta, kiek daryta. Ten rėmas perlūžęs, čia perlūžęs buvo. Senas daiktas, jis yra jau atgyvenęs daiktas, o patobulinį, paremontuoja ir važiuoja toliau. Ne tik pavasarį prieš sėją, bet ir žiemą ūkininkas paremontavęs važiuoja. Su seniūnija sutartį keliams tvarkyti turi keli apylinkių ūkininkai, įsigyja ir specialios įrangos prie savo traktorių. Reikia, aišku, inventorių paruošti ir pritaikyti sezoniniams darbams. Kietos gumos detalės tiko sniegui valyti, o atsiradus poreikiui žvyrui ar žemėje stumdyti, jau reikia aštresnių darbinių dalių. Kad negadingų kelio dangos, buvo prisukamos gumos, dabar gumas nuimamas ir dedamas, reiškia, metalinis peilis. Ir ką su to peiliu darysit? To peiliu mes dabar tvarkom melioracijas, reiškia, užlūžusias sistemas, tai užstumdinėsim griovius tos. Tai čia toks universalus, sakykime, kelininko inventorius, galima jį pritaikyti daug kur. Taip, čia statybose gali pritaikyti, naudoti vasaros metu, jis naudojamas kaip buldozeris. Naudingiausia ūkininko kelininko veikla, manyčiau, lauko keliukų tvarkymas. Gali pats ne tik pasidaryti patogų nuvažiavimą į dirbamus laukus, palyginti, kai reikia, bet ir pralaidas pasidaryti. Lygių keliuku ne tik traktoriumi tuomet galima važiuoti. Tai nesunkiai, čia po lietaus labai greitai nubėga vanduo, kada nuolydis yra, vanduo nubėga šonas greitai, išdžiūsta keliukas. Galima sakyti, kad tą keliuką ir pasidarėte? Taip, čia nebuvo jo. Kaip nors esate pasiskaičiavę, sakykime, kiek išlaidų keliams tvarkyti turit, inventorius, paremontuoti, kūras, darbo. Labai nedaug. Ir kokia nauda? Nauda didelė, bet išlaidų tikrai nedaug. Gal 1000–2000 galbūt taip skaičiuokim su kūras. Per mėnesį, per metus? Per metus čia. Skrupulingai skaičiuojant galima būtų skaičiuoti, kiek kartų važiuoja, kiek kilometrų, kiek kainuoja kūras, kiek atlyginimai dar. Jeigu detalės kokios nors remontai, aišku, gali skaičiuoti, bet to nedarė. Tiesiog net neverta. Kažkaip tai nesimato, kad didelį išlaidų būtų prie vietoje. Nauda labai akivaizdi, kai pamatai netvarkytus kaimynų laukus. Įmirkė dar gerokai telkšo balos, o Algimanto dirbamose laukuose jau bus miežiai sėjami. Ribos tarp abiejų plotų, galima sakyti, nėra, o skirtumas didžiulis. Ir tik dėl to, kad ūkininkas nelaukdamas valdžios ar europinės paramos pats tvarkė melioracijos įrenginius. Melioracijos taip, gaunasi sąnaudų daugiau, tik tai jeigu pats tvarkai, kažkaip tai gaunasi komuniškiau truputį. Nes mes nekeičiam sistemą, mes tai jas pravalom, žiotį sutvarkom, reiškia, atkemšam, kur įsikišę. Tas daug nekainuoja, mes kokius 2–3 tūkstančius į metus praleidžiam, tai apie 50 hektarų susitvarko taip. Bet buvo milijoninės paramos europinės lėšos skirtos tam. Nepasinaudot? Mes buvom prieš tas lėšas, kadangi jos buvo neracionaliai panaudotos. Skirta į vieną vietą, didelė suma pinigų, reiškia, bet visai Lietuvai tas neatsiliepia gerai. Pasinaudojo tik vienetai, visą Lietuvą nepasinaudojo. Būtų skirta kitaip, mes kitą turėjom tokią programą, kad kitaip panaudotas lėšas būtų. Tai jūsų pavyzdys rodo, kad ir įmanoma tai padaryti? Taip, jeigu kiekvienas ūkinis būtų gavęs kažkiek, tai turėtų kažką tai atlikti. Melioracijos labai reiškia, nors čia reikia specialistų, turbūt žinių reikia. Tai bet kiekvienas ūkinis čia yra nedaug darbo įdėti, kad galima bus pasitvarkyti. Dar viena kelių tvarkymo vieta, kurioje daugeliu žemdirbių bėdų pridaro miško kirtėjai, parodo, kaip racionalu ūkininkui turėti kelių tvarkymo technikos. Mes dabar esam, galima sakyti, gale jūsų lauko, jau prie pat miško. Keliukų tvarkymo tema čia irgi labai aktuali. Mes matom, kur miškininkai pridarė ir paliko nieko netvarkė. Šitas keliukas, kuriuo atvažiavom, jūsų jau patvarkytas. Tai ta situacija metai iš metų kartuojasi? Kol kas taip kartuojasi. Mes daug jėgų, daug nervų padedam, kovodami su miškininkais, gal su privačiais miškais, daugiau su valstybiniais, gal mažiau tos yra. Nes privatus, reiškia, vienas turi nusavybę miškui, kitas atvažiuoja kirs, trečias traukia, ketvirtas veža, reiškia, nerandi galų, kas padaro tą, reiškia, dabar čia irgi palikta yra vėžės miške ir nėra kaltininko, kuris, reiškia, nustatytų, kas čia atliko. Tai kaip jūs elgėtės paprastai, jau po tokių vėžių jums patiems teko tvarkytis, gradiruoti? Mes jau pamatėme miškininkus prie mišką, einam su jais šnekam iš karto, kaip jūs elgsitės toliau, kur dėsit medieną, kaip vešit, reiškia, stengiamės, kad jie neišvežtų šlapių periodų, kad vežtų tik sausų, tenka kovoti kažkiek. Kelininkai mus neįsileisdavo į regioninius kelius valyti, kol nebuvo stichija, kai atsirado stichija, prašė patys padėti tada. Mes stengiamės padaryti taip, kaip kelininkai daro, nes vieną kartą padarys gerai, antrą kartą nereikia perdaryti.
O tokių ūkininkų aplinkui randasi vis daugiau, ar jūs vienas tokią gražią iniciatyvą rodot? Ne, tai mūsų seniai yra, tų iniciatyvių ūkininkų yra, čia ne vienas. Rolandas Liutkevičius toks labai smarkiai padeda, čia Šlapaberžės dabar bendrovė smarkiai padeda irgi seniai, nepasakysiu, kad vienas. Gikniai taip pat va čia ūkininkai šalia. Tas pavyzdys gal užsikrečia, gal žmonės pamato, kad gražiai atrodo, kad patogu ir kiti tą daro. Ūkininko Algimanto Kižausko įvairia pusė praktinė veikla tik patvirtina, kokie universalūs turi būti modernių ūkių šeimininkai. Tuo pačiu tai parodo, kaip minimaliom sąnaudom galima pagerinti ūkininkavimo ir gyvenimo kaime sąlygas. Vaikščiodami po parkus, skverus, miškus, retas susimastome, kokią reikšmę mūsų gyvenimui turi gamta, ką jį duoda mums ir svarbiausia, ką mes jį duodame. Dendrologų ir miškininkystės specialistų surengtoje konferencijoje buvo bandyta atsakyti į šios klausimus. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ne tik mokymo įstaiga. Čia dėmesio ir pagalbos sulaukė visi besidomintis miškų ir želdynų temomis. Neseniai pasinaudoję pagal mainų programą kolegijoje dėstančių užsienio mokslininkų buvimu Lietuvoje, Lietuvos dendrologų draugija ir miškų bei aplinkos inžinerijos kolegija surengė konferenciją kraštovaizdžio architektams, dendrologams, savivaldybių specialistams, dėstytojams. Dendrologų draugija kasmet rengia mokomosius seminarus miškų ir aplinkos specialistams. Juose aptariamos želdynų formavimo tendencijos, naujovės, klaidos, medelynų technologijos. Kadangi želdynų ir dendrologijos sritys yra labai artimos, želdynai be medžių turbūt neįsivaizduojami, tai nutarėm apjungti jėgas ir padaryti geriau tokį didesnius tarptautinius seminarus su Girionių kolegė, aplinkos ir inžinerijos kolegija Girionyse, kuri yra, ir su lektorium Linu Daubaru. Esam pagrindiniai organizatoriai ir pakviečiam ir praktikų, ir vadovų įstaigų skaityti pranešimus, ir užsienio lektoriai. Yra pedagogai, ne praktikai, bet kai skirtingi požiūriai, gal už tai ir įdomiau yra. Pasak specialistų, Lietuvoje kol kas sunku nusakyti želdynų formavimo tendencijas, nes dažnai stiliai sumišę, nėra vieningos želdyno koncepcijos. Klasikiniai rytų sodai pasižymi giliomis tradicijomis, kuriami laikantis griežtų taisyklių, kurias lietuviams dažnai sunku suvokti. Dėl to tikrų rytietiškų sodų pas mus kažin ar rastume. Konferencijoje nagrinėtos temos aktualios lektorių patirtimi, plečiama projektuotojų pasaulėžiūra, yra tarsi padrąsinimas taikyti įvairesnius stilius. Želdynus požiūris mūsų želdintojų gal skiriasi pagrindę tuo, kad žiūrim šiek tiek gal provincialiau, daugiau iš savo šalies masto. Užsienio lektoriai, ar tai būtų dėstytojai, ar praktikas bus, kur po pietų paskaita pono Antoni, jie žiūri plačiai, jie nebijo, aišku, keistis patirtimis su vairiom užsienio šalim, daug keliauja, pritaiko daug. Keliauja ne tik mokslininkai, specialistai, tačiau jau kuris laikas intensyviai migruoja ir augalai. Deja, ne visada jų migracija yra legali ir pageidaujama, nes kartu gali plisti ir kenkėjai bei ligos. Valstybinės augalininkystės tarnybos fitosanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Vaclovas Kučinskas įspėjo, kad citrinmedinio ūsuočio plitimas Europoje ateityje gali turėti skaudžių pasekmių ne tik dekoratyviniams augalams. Fitosanitarinė būklė yra iš tikrųjų labai svarbi, nes taikomas fitosanitarinės priemonės naikinant kenksminguosius organizmus yra, sakyčiau, labai brangios, dėl to, kad priemonės yra ilgalaikės ir viena pagrindinių priemonių būna kenksmingųjų organizmų židinių naikinimas, tai yra užkrėstų medžių naikinimas, buferinių zonų nustatymas. Šitokių priemonių taikymas yra iškart turi savo poveikį ir prekybai tiek augalais, tiek augaliniais produktais augalų šeimininkų. Ir miškų kenksmingi organizmai Europos Sąjungoje dabar yra ypač tokiam, sakyčiau, labai reikšmingi, dėl to, kad yra atskiri sprendimai Europos komisijos, kurie įpareigoja šalis narės imtis tam tikrų skubiųjų priemonių kenksmingiesiems organizmams naikinti. Reiškia, aptikus tokį kenkėją šalyje, nėra laisvės daryti ar nedaryti, yra pačiausiai įpareigojimas iš Europos komisijos ir visos Europos Sąjungos šalis taiko vienodas priemonės. Visi, kurie veisia želdynus, turi medelynus, privalo būti sąmoningi, stebėti augalų fitosanitarinę būklę.
Kol kas Lietuva išvengė didesnių užkrato židinių dėl įvežtų augalų, tačiau ateitis pagrįsta tik žmonių sąmoningumu. Myślałam wówczas o tej postaci, z jaką mamy do tej pory do czynienia, to znaczy... Savo pranešime norėjau plačiau apžvelgti, koks augalijos vaidmuo žmogaus gyvenime. Kartais augalai turi atlikti ekstremalią misiją, ypač mieste. Kartais mums, miesto gyventojams, gamta atrodo reikalinga ir tinkama. Bet žiūrint gamtininko akimis, galima sakyti, kad gamtos panaudojimas yra dirbtinis, formos dirbtinis. Augalams sukurta aplinka yra svetima natūraliai gamtai, nes žiūrima tik iš žmogaus pozicijų. Pasak Lenkijos mokslininkės, viliamasi, kad ateityje į gamtą nebus žiūrima taip vartotojiškai, o želdynai atliks tikrąją savo funkciją. Turėdami galimybės ypač pabendrauti su šitos konferencijos svečiais iš užsienio, iš karto galvojame apie galimybės plėtoti įvairias studentų gyvenimo programas. Tarkime, Erasmus programa. Jinai nukreipta į studentų dėstytojų mainus ir šito aspekto atsiranda vis naujų idėjų ir galimybių šitą programą tobulinti. Beje, turiu pasakyti, kad šiuo metu mes šalia tokių renginių turime įvairius jau vykdomus projektus. Vienas iš jų yra studijų tarptautiškumo didinimas. Tai tikrai nemažas projektas ir jo pagrindinis tikslas pritraukti vis daugiau ir daugiau studentų iš vakarų aukštųjų mokyklų. Ir žinoma, per jaunus žmonės, per jaunus studentus ateina ir nauja dvasia ir suprantama, reiškia iš karto ir keičiasi mūsų veiklos ypatumai ir gerėja studijų kokybė. Tarptautinis jaunų žmonių bendradarbiavimas perduoda ne tik žinias, tačiau svarbiausia, atsiranda motyvacija kažką veikti. Человек должен жить в гармонии с природой, то есть не нужно забывать, что он является ее частью. Žmogus turi gyventi harmonijoje su gamta, nepamiršti, kad jis yra gamtos dalis ir gerbti ją. Aš čia mokytis atvažiavau iš Baltarusijos ir man daug duoda bendravimas su bendramžiais Lietuvoje, pažinti su naujomis vietomis. Mums tai labai įdomu. Aš myliu gamtą, man patinka prižiūrėti želdynus. Aš norėjau būti dizainerė, tačiau neturėjau pakankamai įgūdžių. O savo svajonę galėsiu realizuoti projektuodama želdynus, kai viso to išmoksiu šioje kolegijoje. Kiekvienas žemės sklypelis yra unikalus, todėl reikia tikėtis, kad žmogus atsargiau ir atsakingiau dirbs jį keisdamas, pritaikydamas savo poreikiams. Dėkojame už dėmesį Kaimo akademijai. Kitoje laidoje pasakosime, kodėl ūkininkai Mickevičiai valgo tik pačių išsikeptą duoną. Šiandien jau viskas. Sudie.